Okay. Gerai. Dviračių žinios. Gerai, tai šiandien mes kalbamės apie Antaną Samuolį ir mes kalbamės būtent kontekste Vilniaus aukciono ir Vilniaus dailės akademijos įsteigto prizo konkurso. Konkursas yra skirtas aktualizuoti vis naują, kiekvienais metais vis kitą Lietuvos klasiką. Praėjusiais metais, kaip žinia, konkursas buvo dedikuotas Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui, šiais metais konkursas dedikuotas Antanui Samuoliui. Ir mes kalbame su dviem žmonėm, kurie tikrai labai gerai išmano Antano Samuolio kūrybą. Ir tai yra menotyros mokslų daktaras Viktoras Liutkus, kuris 2006 metais išleido štai šią monografiją apie Antaną Samuolį. Ir taip pat tapytojas profesorius Dailės akademijos, kuris matyt yra dalinai prisidėjęs prie to, kad kelios ištisos Lietuvos tapytojų kartos Antaną Samuolį laikė savo tokią ikoninę kultinę figūrą. Profesorius Arvydas Šaltenis. Norėčiau pokalbį pradėti nuo klausimų Viktorui ir visų pirma, pakalbėkime apie Samuolį kaip apie tokią, net sakyčiau, šiek tiek mitologemą, nes jisai regis atitinka tam tikrus parametrus to tokio menininko, kenčiančio menininko, kuris gyvenime nepatiria jokio pripažinimo. Ir iš tiesų Samuolio figūra, grynai asmeninė prasme, gyvenimoje prasme, yra labai tragiška. Pradedant tuo, kad jisai, aišku, labai jaunas mirė nuo sunkios ligos ir štai iš to jo sūnėno knygoje yra aprašoma, kad jis prieš mirtį apskritai svėrė 48 kg, kentė baises kančias, žodžiu, tikrai buvo labai sunki ta jo liga. Taip pat tas faktas, kad jisai priešingai negu dauguma jo bendramokslių, kurie net ir būdami mažiau talentingi, gaudavo stipendijas ir išvažiuodavo mokytis į Prancūziją, į Italiją, jis nė karto negavo jokios stipendijos ir bet kokios gilesnės studijos buvo, taip sakant, ir liko jo svajonė. Tai aš norėjau paprašyti Viktoro toliau pratęsti tą tokią Samuolio grynai asmeninio gyvenimo legendą ir paskui pereisim prie jo kaip menininko. Tai, kad jis yra legenda, tai aš sutinku. Ir ta legenda neatsirado tuščioj vietoje, o kai giliau Lietuvos dailininkai ir meno istorikai pažinojo tą laikotarpį, patyrinėjo, kai jis atsirado viešumoje, pradėjo tas rodyti ekspozicijose, tai natūralu, kad tas susidomėjimas Samuoliu kilo ir buvo ir spauda pradėjo rašyti ir buvo pats laikas ieškoti dar daugiau tų, vadinkim, samuoliškų refleksijų, tiek jo paties gyvenime ir kūryboje, kiek vienas su kitu susisiejo, tiek ir jau šiuolaikinių Lietuvos dailininkų, kurie domėjosi tuo Samuoliu. Man tai neatrodo labai, kad Antanas Samuolis buvo labai jau tragiškos tokios lemties. Tragiškumas glūdėjo galbūt tokiam kasdieniam nerime. Nevilti, kadangi jis puikiai, kai jis susirgo pirmą kartą džiova, jis puikiai suvokė, kad toks pat likimas ir laukia kaip ir jo tėvo, ir kaip parodė toliau, ir seseris susirgo džiova, ir jis susirgo džiova, ir brolis, žodžiu, galų gale. Ir neišvengiamai, kai tu žinai savo likimą ir pradedi jau lankyti sanatorijas ir ligoninės, tai optimizmo tikrai nedaug. Bet kodėl aš sakau, kad tragiškų visai nepavadinčiau. Daug kur Samuolis yra linksmas. Jis dalyvauja kompanijose, kelia čierką, šoka su savo kursiokėmis ar ten pažįstamomis dailininkėmis. Jis yra
nu, kaip sakant, nenusisukęs nuo to, kaip čia nenoriu sakyti, viešo gyvenimo. Daugiau tai buvo bendražygiai, bendrakursiai, dailininkai, kolegos, ir jis dalyvaudavo ir jis tiesiog, gyveno kaip ir buvo įprasta jaunam žmogui. Fotografijose matosi. Jo, jis suvokė save, kad yra tragiškoj būklei, bet antra vertus norėjo būti ir gyvenimu tikintis, pasitikintis, elegantiškas, pasipuošęs, visuomet paraištas kaklaraištis, balti marškiniai, žodžiu, tikrai vyras buvo suvokime, kad reikia gyventi nežiūrint, kad ir kokios sunkios aplinkybės. Aš čia jau nekalbu apie tą gyvenimą Vaisių gatvėje, Vaisių 14, paskui numeris 16. Tikrai ten tas lauželis ir dabar po šiai dienai stovi, bet jis yra apkaltas jau gerom tokiom lentikėm, atrodo šiek tiek geriau negu kad buvo 6-7 dešimtmetyje, kai nuotraukos buvo daromas. Tai aš į Samuolį žiūrėčiau daugiau per nerimo pusę, vidinių nerimo, nulatinės tokios jausenos, kad tau gali būti labai tragiška baigtis. Kaip parodytas, nerimas buvo pagrįstas ir pamatotas. Jis tikrai to matyt negalėjo išvengti ir mirė beveik sulaukęs 43, bet tai amžius, kuris yra faktiškai menininkui pats pakilimas. Kalbant apie jo stilistiką ir įkvėpimo šaltinius, tai dažnai yra pabrėžiama ekspresionizmo įtaka, bet regis pats Samuolis labiausiai žavėjosi postimpresionistais. Konkrečiai Van Goghu, Gogenu ir Cezannu. Žinoma, kad labai norėjo pamatyti jų originalus ir kai Mikėnas grįždavo iš Paryžiaus arba Arbitblatas ir atveždavo reprodukcijų, tai godžiai vartydavo, žiūrėdavo. Tai turbūt stilistiškai Samuolį mes vis tiek laikome postimpresionistu, taip? Aš dabar neimčiau klasifikuoti, bet aš galėčiau išvardinti 3-4, gal ir daugiau kūrinių, kurie mano galva atitinka kanoninius ekspresionizmo požymius. Kanoninius, jau tie, kurie priimti yra tą begalinį tokį nervą, dramą, skausmą, įtampą, kontrastą spalvų. Tai tu čia gali minėti ir postimpresionistus, bet vis vien linksta šitie darbai į ekspresijos pusę, į ekspresionizmą. Savo dvasia. Ypatingai būtent savo turiniu, tuo nerimu. Taip, tu negali ten, pavyzdžiui, ten motina su kūdikiu ant rankų, ten yra viršūnė Lietuvos ekspresionizmo. Mes čia neturim tik tai po ranką paveikslą parodyti. Mes įterpsim ir rodysim. Vizgirdos portretas. Vizgirdos portretas, nukryžiuotas jis ten. Yra tikrai, tie darbai, kurie, nekelia tokių postimpresionistinių aliuzijų, bet daugiau yra persunkti nerimo, dramos, skausmo, turi savyje tokių, sakykime, egzistencinių dalykų labai daug. Ir formai deformacija atsiranda didelė piešiny. Deformacija ir be abejo groteskas, kas irgi labai būdinga yra ekspresionizmui. Turbūt pirmasis gal iš lietuvių autorių, kuris taip aktyviai pradėjo groteską naudoti. Jo, tai čia jaunoji karta, kuri dabar imsis interpretuoti, galėtų gerokai pasižiūrėti į Samuolio darbus, kad ir tą prikaltą buržuą su viena akim monokliu įstatytų. Tai buvo pats grubiausias, vadinkim, toks jo kūrinys, kuris rodė, kad jie ir groteskas kartu, ir kažkokia pašaipa, kad vietoj Kristaus prikaltas yra inteligentas, kad aplinkui yra aplinka, kuri rodo toli gražu nereliginius kažkokius dalykus, rodo daugiau kažkokie vaizduotės, vizijos ženklus. Tai aš manau, kad Samuoliui šitie dalykai, iš to paties nerimo, iš tokios,
suvokimo, kad yra viskas laikina įtampoje. Negali būti tokio grožio, kuris, jis yra, tarp kitko, apie grožį kalbant, yra nutapęs labai lyriškų, gražių paveikslų. Ir portretų. Ir portretų ypač, bet tai buvo, žinoma, užsakomieji jo darbai, kuris duoną atnešė tie darbai, Šalčiuvienės portretas, kuris, jau čia gerokai prieš keletą dešimtmečių grįžo iš Amerikos į Lietuvą. Ar yra žinoma, ką jisai bažnyčiose kūrė, nes vis dėlto čia bažnyčiose, tai aš irgi... Yra bent 5 bažnyčios, kurias jis dekoravo. Jo, Bagaslaviškio, ten dar kelios. Vandžiogalos. Ir aš tas Vandžiogalos Bagaslaviškio, rašydamas knygą, važiavau į vietą žiūrėti. Kas ten yra išlikę, aišku, nieko tai, kas buvo Samuolio laikais. Uždažyta. Viskas jau yra uždažyta, užtinkuota, pakeista ir nieko neįmanoma. Bet buvo kai kurie, keli gal ar 2 klebonai, kurie sakė, jie, kadangi perėmė anksčiau, negu knyga pasirodė tą bažnyčios priežiūrą, tai jie sakė, kad mes matėm dekoruotą sieną, matėm dekoruotas palubes. Tai jo darbai buvo faktiškai dekoruoti, kokį ornamentą išpiešti arba perdažyti. Jūs galvot, kad tenai figūratyvo kažkokia nėra, kad ten tik tai ornamentika yra. Interjerą. Yra čia įdėta nuotrauka, kuris ten su Tamušaičiu ant pastolių užlipę ten ir tepa palubę ten. Reikėjo pinigų užsidirbti, taip už tai. 3000 litų už tai. Jo, tai čia didžiuliai pinigai. Tamušaitis buvo labai gabus ir surasti tos užsakymus. Jis iškart Samuolį kviesdavo, geri draugai buvo jie. Bet vis tiek, bandant įsivaizduoti tą laikotarpį, tai Samuolis, kai kūrė, vis dėlto, jis čia Lietuvos kontekste, tai jis neturėjo į ką atsiremti ar iškojant pavyzdį. Jis, ko gero, pirmasis naudojo tokias ekspresyvias spalvas, jis pirmasis taip deformavo, pradėjo naudoti tokį groteską, vis tiek buvo unikalus tam tikrą prasme. Ir tikrai jį vertino jo mokytos Vienožinskis. Iš kitų, aišku, daugiausia buvo kritika, bet Vienožinskis jautė ir labai palaikė ir vertino Samuolį. Vienožinskis čia jau be kalbų, jam buvo turbūt tarp šitų visų, kas mokėsi pas Vienožinskį, Samuolis buvo labiausiai priimtinas ir pačiam Vienožinskiui. Ir jis ir gynė jį, ir man rodos jau 1 metus pridėjo mokslo vien tam, kad jis gautų stipendiją ir galėtų egzistuoti. Tai toks jau nuopelnas, kad tikrai Vienožinskis suprato tą jo sunkią būklę ir dvasinį stovį ir stengėsi kiek įmanoma padėti. O antra vertus, paties Vienožinskio, jeigu jį laikysim, kad jis buvo kažkiek į tą pusę, į postimpresionistų pusę linko, tai jam Samuolis nebuvo visiškai kažkokia atgrasanti tapyba. Buvo vis vienai matė, kad čia žmogus dirba su talentu. Nėra kažkoks. Vienas, ką aš norėčiau, Arvydas, kai kalbės ir kai studentai ar ten jau baigė imsis Samuolio temos, tą nebaigtumo paveikslą, nebaigtumo savybę kažkaip užčiuoptų. Non finito. Bet tai neeskiziškumas, tai yra neeskiziškumas, bet nebaigtumas. Yra eskiziškumas, bet tai nėra eskizas. Ir tai, kad Samuolio daug paveikslų yra, atrodo, kad jie tarsi vienu ypu padaryti, kaip Gudaitis iš prisiminimėse minė, kad vizijos sukelta staigi reakcija į tai, ką pamato vidinė akis. Juk jis daug ką sukūrė faktiškai, kad ir tą prikaltą buržuą. Nerasi tokio motyvo. Jis kažkur turėjo viziją tokią. Nerasi ten kokią, kur aš miniu ir knygoj, kad ten imdavo motyvą iš natūros, bet tapydavo dar tai, kas jau nesimato akim. Žodžiu, jūs turėjo platų tokį vidinį stimulą, paveikslą sudėti staigiai, greitai, nedailinant, arba jeigu nepavyksta ir užtepant.
Ir ta geltona moteris yra užtepta ant ledos. Taip. Ir va, kas įdomiausia, kad va, Nors atrodo jau ledą, kiek mes matom iš tų reprodukcijų, tai Visai buvo labai geras įdomus darbas, darbas. no. Kaip dabar čia jam gal mintis va, užtapyti. Įdomumas tas, kad Kauno va, šita paroda geltona moteris atskleidė daug tokių nežinomų dar Samuolio tapybos savybių. Visi žinojom, kad jis užtepa. Vizgirdos, kiek yra paveikslų, irgi užteptų antros pusės. Jo, tai Samuolis ir Vizgirda buvo tie, kurie dažnai išnaudodavo. Antanas Samuolis ir arsininkai. Nors pati Arsa programa, manifestas kaip ir ne Samuolio buvo, turbūt Vizgirdos labiau inicijuota ir Gudaičio, bet turbūt būtent Samuolį laikome tokiu arsininku par excellence, kuris giliausiai pajuto ir įgyvendino tą programą. Nors parodų Arsų buvo tik tai 2. Ir vienoje ir kitoje Samuolis dalyvavo su 7 darbais. Taigi jo indėlis yra 14 darbų. Tai truputį paanalizuokim, kaip jisai arsininkų programą įgyvendino ir paskui perteikė. Aš Simoną nevadinčiau tai programa. Tai buvo Petreno redaguotas ir, sakyčiau, iš esmės ir suredaguotas, surėdytas manifestas, kuriam svarbiausia buvo trinktelt durimis, padaryti pokštą, padaryti stiprų tokį trenksmą, kad ateina jaunoji karta ir ta paroda ir pirmoji, antroji, tai bus kažkoks, vos ne naujojo meno pranašas. O naujojo meno aš turiu menį skirtingai negu vyresnioji karta laukia ir tikėjosi. Tai Samuolis, nežinau, jam aš nepriskirčiau, kad jis galėtų būti autorius, kuris pasižiūri į tai, kas parašyta ir imasi tapyti kažką. Ne, jis vis vien ėjo gaivališkas, impulsyvus, jo prigimtis buvo tokia, sakiau, kaip emocinė reakcija, iškrova, momentinė, kartais greitesnė, kartais lėtesnė, bet niekad neužkabinanti tokių kažkokių ten skelbtų manifestinių tiesų. Bet čia gal net atvirkščiai buvo. Pirma buvo Samuolio ir panašių kūryba ir tada jau jinai buvo bandyta reflektuoti ir būtent jų kūrybos kažkokie tai principai ir buvo sudėti tą manifestą. Čia jie Gudaitis, Mikėnas iš jau Paryžiui pradėjo apie tai galvoti, man atrodo, ir čia grįžę tas atsirėmimas į mūsų skulptūrą, tą senąją liaudies skulptūrą ir tų formų. O ką Paryžiui tuo metu afrikinio meno parodos prasidėjo nuo to, pas Picasso atsirado tos Avignono moterys. Man atrodo, ir tas buvo impulsas Gudaičiui, kokiam Mikėnui, kad mes turim savo kokią skulptūrą tą religinę ir tų dievdirbių padaryta. Ne vien tai ir visi kiti menai ir kokia, sakykime, tekstilė ar kas, man atrodo, susiryšo tos idėjos. O Samuolis, kaip Viktoras sako, jisai įsijungia, jis kaip ir Gudaitis rašo, klausydavo daugiau, ką jie šneka atvažiavę, ką rodo jisai, ir galbūt irgi tada pradėjo tom pusėn mąstyti. Bet tas visas susidomėjimas liaudies skulptūra, liaudies menu, tai turbūt buvo toks bendroj atmosferoj buvo, nes Galaunė paskelbė tą sąjūdį, kad reikia daryti ekspedicijas ir rinkti meną Čiurlionės galerijai. Ir pats Samuolis irgi keliaudavo į tas ekspedicijas. Ir Galdikas keliaudavo. Visi masiškai. Varnelis pasakoja. Tamošaitis keliaudavo, surinko didžiulį. Varnelis, jo tėvas
tapė ten kalvarijose, ir paskutinį teismą, o galaunė ir varnelį įpainiojo į rinkimą. Buvo bendras toks, bet va jie sąmoningai, Mikėnas, Gudaitis, Vizgirda, tų užsienių pamatė kaip ir jautė, jiegi Samuolis anksčiau negu Gudaitis mokėsi, ne? Gudaitis rado jau Samuolį vyresniam kurse ir anksčiau baigė. Tai iš to ir manau, jie jautė poreikį savy visą laiką, kiekvieną kartą, ne tai, kad specialiai sugalvoja, bet kaip ir nekad noras nuneigt prieš tai buvusius, bet kažkokią savo teisybę gyvenime pamatyti. Nes man labai atsimenu, kaip įspūdį padarė, kaip Gudaitis apsidžiaugė, kada mes 4-5 padarėm parodą tam Cvirkos salone vadindavom Pamėnkalnio galerijoje, nesusibūrė, bet mūsų likimas taip subūrė. Švėgžda, Dereškevičius, Kūras, aš ir Taurinskas iš Klaipėdos. O kas vienyje? Mums atrodė, kad prieš mus tie dailininkai, kad ir geri, Stasiulevičius, ten kiti, Džiaugštas, kaip ir nešneka apie gyvenimą teisybės, tiesos, kad reikia šnekėti teisybę, toks, koks gyvenimas yra. Man atrodo, ir Gudaitis kaip džiaugiasi, o gerai, tik dar priimki, dar iš Kauno Vaitekūną, Martinaitį ten. Ir jis sako, va mes taip pat kažką darėm. Jis pamatė kaip naujuosius arsininkus. Jo, kaip ir jisai. Ir pas Kūrą dirbtuvėje po atidarymo geriam ir jis taip džiūgauja, jam taip primena, jis prisiminė. Jam atrodė, kad viskas kaip ir užrūgė, nes iš tikrųjų tai visi reikalavo to socrealizmo, kad tas darbo temas darytumėm, o aš iš kariuomenės grįžęs irgi Viskas buvo su savo konstruktyvizmu, jau vis dėlto buvo šis išėjo iš formos, o čia įdomiausia ir Gudaitis pats šneka, sako, mes kartais galvodavom apie plastinės idėjas, reiškia, iš ankstinė, o Samuolis sako, ne, jam gimdavo betarpiškai aplinkoj daiktuose, jam sužadindavo koks natiurmortas ar gėlytė pastatyta ant kėdės, jam sužadindavo ar ta gėlytė Samulevičius, rašo Raimondas, kad jisai tapė savo mirusiai sesutei tas darbas skirtas. Arba tam motina su kūdikiu, tai jo močiutė laikanti tą sesutę, anūkę. Iš realybės, iš daiktų, iš jo charakterio, iš jo būdo, iš būdo tokio gaivališko, gamtiško, ne tiek tokio racionalaus, reiškia, kaip Gudaitis pats sako, mes galvodavom apie plastiką kokią, ypatingai Vizgirdą, kaip ta, o jam ta plastinė idėja, bedirbant, norų, kad ta išraiška būtų, kad veiktų tas darbas. Jisai, o prigimti, tai
tokią fatališkumą turėjo, vat, kaip ir kalbėjot, ir Viktoras, kaip ir negalvoja, reiškia, gyveno tarp draugų ir linksminosi, bet fatalizmas tas, tėvas mirė, reiškia, o aplink džiovininkai visi, aš dabar bevartydamas tas knygas ir prisiminiau, kad tėvas tam laikė, mano tėvas gyveno, irgi lygiai atradau, kad toj pačioj sanatorijoje su Samuoliu gulėjo ir galvojau, gal jie susitiko, bet nesusitiko, nes tos pačios seselės aprašytos, tas pats gydytojas, paskui kita sanatorija ta pati, irgi tas jausmas, kad ir jo paveiksluose tas, sakykime, koks draugas yra, portretas tokio vyro, Dimavičiaus portretas, reiškia, arba ligonio, arba tos motinos su kūdikiu. Čia iš jo vidinio gyvenimo ir iš to nepritekliaus, kaip Vienožinskis sako, parašęs jo frazę yra kažkur pas jį buvo matytam namelį, kad kaip ir iš biednystės, netgi tapimai ant abiejų pusių, tai yra iš to, kad neturint ko dirbti. Mums kodėl mūsų kartai, kadangi žinoma Gudaitis mokytas, kai įstojau, čia tarsi koks legenda iš kažkokio laiko prieš karinio, mes, sakykime, karo vaikai ir čia Gudaitis iš to laiko, kada buvo laisvė, kur tėvai Paryžiui buvo, staiga randi jį gyvą, į čia atvažiavęs Vilniun iš provincijos, o aš jau buvau matęs naujųjų Romuvų viršelių, jų darbų nuotrauka, žalios, rūdos, geltonos, Vienožinskio ir ar to roda baltą obelį ir neatsimenu, ar geltona moteris, būdavo ir Sezano darbų ir kitų, o tos Romuvos buvo tėvas paskeliuoti, dirbo Romuvoj, toj redakcijoj ir visus numerius, visi numeriai surišti, metiniai, slėpiami buvo tvarte, tuščiam tvarte, kad nerastų, ir aš jau vartydavau ir taip lyginį ir darė įspūdį. Jau būrelį lankiau ir atvažiuoju Gudaitis, o Gudaitis buvo atviras, pasakodavo labai atsargiai ir va mūsų kartai už tai tokį poveikį padarė. Ir aš čia Vilniui pamačiau baltą obelį, tai į savo plastiką veikia jo. Ir tada negalvoja, ar ten greit padarytas, ar kokia ten stilistika, bet kažkas tikra. Tom jo matyme, o koks matymas iš savo kiemo ar per langą. Kieme ta obelis dar daugelis matė po karo tą obelį, aš nežinau, kada jinai nudžiūva. Vaitekūnas mane, Ričardas, tempėsi ir į tą, ir viduj buvo, mes jau, neatsimenu, kas ten mums parodė, kad čia, bet įspūdžio nepadarė, bet kiemas obelies jau nėra, o ta pakalnė, ir jisai, kaip sakiau, iš daiktų, iš šalia esančių situacijų įjungia savo emociją, savo prigimtį, tą fatališką kažkokią nuojautą ir susikuria tokią raiškį plastiką. Ir ne iš programos, sakykime,
gal klausė tų savo kolegų, va, ir ne veltui jo natiurmortai, tiek tų dievuliukų su dievuliukais ir prie veidrodžio, ir su arkliuku, reiškia, toks natiurmortas. Tiesiog serija natiurmortų, nu, tarsi tas plastinės idėjas padeda įgyvendinti tą liaudies skulptūrą. Ką paskui po karo ta karta ir Stasiulevičiaus, Valiaus, sakykime, kaip ir tęsia, kartoja, nutraukta, neleidžia, bet tarsi slapčiom. Ir mes atsimenu, Gutauskas, atmenu, mums sakė iš vyresnio kurso, tik vyrai rinkim dievuliukus, nes išpjaus visus kryžius. Ir atmenu, mes su broliu važiuojam naktį ir nulaupėm dievuliukus, nes tuos kryžius nupjovė. Paskui į muziejus kiti gražinom ir tos kolekcijas. Ir per tą liaudies meną vėl ir mes maliavojam. Ir kaip tu netransliuosi to toliau savo mokiniam, to nes, sakykime, žiūrėkit, čia mūsų yra tradicija, čia yra mūsų kaip ir paveldas, prigimtis, kuris siekia, šaknis labai toli. Tai čia Arvydas ir labai gražiai visą tą recepciją ir nupasakojo. Ir matyt, ta recepcija ir ateina visų pirma per jūsų kartos tą grupę, tą ketvertą, kurie buvo Gudaičio mokiniai, Gudaitis arsininkas, betarpiškai ir Samuolį pažinojęs. Ir jums padarė tą poveikį, kurį, kaip sakot, transliavot ir savo mokiniam. Bet vis dėlto man labai įdomu, o kodėl tokia kultinė ir tikrai įtakinga paveikia figūra tapo būtent Samuolis? Kodėl ne Galdikas? Kodėl ne Kairiūkštis? Kodėl būtent Samuolis? Ir aiškiai jis turėjo kažką, kas ypatingai... Niekas nepiršo. Mes pamatėm tos paveikslus. Pasakykim, pas Galdit, kad prismulkinta, mums veikia impresionizmas, atvažiuoja žalės, į Maskvą važiuodavom, į Peterburgą, per atostogas. Galdikas buvo labai įvairus, jis pasimatuodavo kiekvieną stilistiką naują, jis toks inovatyvus buvo. Bet tos Romovos ir jau pradėjo išlysti paveikslai, atsimenu, Vienožinskio, dabartiniai Rotušei, buvo muziejus ir ko gero ten pamačiau Samuolį pirmas įkar Vienožinskį ir Vienožinskio lyrizmą ir, kaip sakiau, Baltą obelį, kitus. Natūraliai, nieks nepiršo. Reiškia, priimi kaip savastį, atitinka. Samuolis ir lyriškas, ir dramatiškas, ir groteskiškas. Tai gal tas groteskiškumas, ar toks Vizgirdos portretas, ar tas kryžiuotas, rodo kaip ir maištais. Gudaitis rašo, kaip iš Džiugavo gavo premiją už parodai pasauliniai Paryžiui dideliam paveikslui 6 metrų, o Samuolis sako, jis rašo taip Gudaitis savo prisiminimuose, kad tu negausi, tu nedžiūgauk tu. Jis negavo išpildyti, nes, sako, korupcija, sukčiai visokie. Jisai taip, nerašė, bet jisai gavo Galdikas. Galdikas. Panaši situacija buvo. Galdikas. Ir jis pyko ant valdžios. Jie maištingi, jie galbūt iš tikrųjų ir tas maištas studentų meno mokykloje prieš tuos. Bet ten Samuolis nelabai dalyvavo. Jis nedalyvavo, jis jau buvo išėjęs, bet Gudaitis, bet draugai čia, ta pati kompanija. O apie tą nukryžiuotągi
ir Keliuotis, ir kas ten, ir Vaižgantas, jiem įsigando, jiem pasirodė baisus, bet tam paveikslė yra tas monoklis, yra nuotrauka su monokliu, ne Samuolis atrodo, jie per tuos jų karnavalą kažkokį ar nematyt, su kaukiam kokį ir monoklį jisai įdeda iš tos realybės. Labai nedaug darbų iš jo vaizduotės, sakykime, kompozicijų tokių, kaip tie nukryžiuoti, arba Liga, arba Sapnas berniuko paveikslas toks yra. Bet jis gal iš tikrųjų kažką tokio susapnavęs, tokie elementai. Tai veikia, o Viktorą, kur aš perskaičiau, kad kažkokie anksčiau kritikai rašė, kad Samuolis paveikė tuo metu prieš karą ir jau padarė įspūdį. Jis tuo metu negalėjo paveikti ir nieks nesirėmė. Mums padarė įspūdį. Ir prieš mus tai kartai, sakykime, Tuleikis, tai jo formos, mumi tik erzino, kad jie, kaip ir, tapo ta karta, Džiaukštas tapo ir, tarybinė tematika tokia. To, ko ir nekęsdami, prisitaikydami, ar už tai pinigus gauna puikiai formą, o mum jo Švažas sakė, gerai, tik nerodykit studentam arba apsimeskit, kad nematot tų apraiškų. Veikia tas ir net nesitaikstymas su tavo tokia tikrovė, o tam prieškarį tai ten visko buvo. Ir tas perversmas, tas taigi dailininkai laisvi ir jų maištavimas. Samulevičius cituoja Vaižgantą, kad Vaižgantas yra pasakęs tokią frazę, kad didžiausiam nusidėjėliui, kuris pas mane ateitų atgailos, aš kaip pakūtą duočiau žiūrėti Samuolio ir Gudaičio darbus. Gudaitis. Jo, reiškia, tiek jau laikė, kad Sako, dabar vaikai ateina ir džiaugiasi, ant kiek visuomenės sąmonė keičiasi ir per laiką, per kartą, sakykime. Tai tos knygos ir studentai žiūri ir myli, aš matau, myli, patinka. Jūs ir dabar dėstot ir bendraujat su dabartinio tapytojų studentų karta. Kaip jie priima šį kartą Samuolę? Priima, puikiai, ypatingai iš Kauno, dabar vien mergaitės beveik studijuoja, vienas kitas berniokas, kaip Baravikiokas koks, visai atvirkščiai negu mūsų laikais. Tai iš Kauno ateina iš tos dailės mokyklos, ar iš Martinaičio, ar iš tos vidurinė, kur yra meno mokykla kaip Čiurlionio, jų mokytojai jau mūsų mokiniai ir ateini žiūri, susikalbi, jam patinka. Tik kas veikia dabar? Veikia ir kaip ir neatstumia nuo Samuolio, bet fotografija ir technologijos, kurios tarsi palengvina menininkam fiksuoti pasaulį ir medžiagą. Tingi žiūrėti ir piešti taip, kaip jauti, o pamatę nusifotografuoja ir paskui iš tos fotoaparato medžiagos piešia. Ir nebelieka pabrėžimo ar to.
ir kažkur va, tas nyksta gyvas ta ekspresija. Tai prašyk neprašęs, bet visi atsidaro ir viskas ten jau yra nu, o blonknotėlių. Ir tai va tas prašymas, kad pieškit nu, charakterį tą pamatytą iš aplinkos, nes viskas žiauriai yra įdomu, viskas turi savo charakterį. Ar ranka, ar Simonos portretas, ar Viktoro, ar Pijaus. Aš neįdomus. Įdomus, kiekvienas žmogus ir ne ta išorė, o kas po tą išorę slepiasi. O charakteris tai yra tiesa, jeigu tu. Bet jeigu tu tik tai nori, ieškai gražių motyvų ar ko, o charakterį yra tiesa. Tai čia va susikalbam su Samuoliu, kad jisai savo jauseną tikrą norėdavo, nu, ir greit per vieną seansą, per du, jis ilgai tikrai netapydavo. Neišeina, ant viršaus nėra ant ko. Ten yra koks ten, ne badas, ar koks yra vienas paveikslas, tik skurdas papiešta. Jo. Matosi ten kitas paveikslas. Jo diplominis ten darbininko. Darbininkas, nežinau, nepriimti. Man atrodo, kad čia yra mūsų sugalvota. O paskui Džiaukštas panašų yra kažkokį paveikslą padaręs. Šeima atrodo. Šeima irgi ant žolės. Čia tęsinys iš prancūzų dailės Monė, paskui Picasso savas interpretacijas darė jo Pusryčiai ant žolės. Tai va, o Surgailis labai atsimena Gudaičio kažkokį jo žmonės prie stalo dingusį darbą, kuris iškeliavęs buvo į Talino parodą. Nu, Tai aš tai linkėdamas, sakykime, kas dalyvaus, nu, ne vien tapytojai ir, sakykime, ir grafikai, ir kitie, tas konkursas paskelbtas visiems studentam ir baigusiems 10 metų yra labai daug, tai kreipdamasis į jumi, norėčiau, kad rastumėt savo santykį su Samuolio kūryba ir ar savy, ar sąsajose jo gyvenimo su savo gyvenimu, rast tokių ženklų. Tik labai norėtųsi, kad toj medžiagoj, kurias Samuolis naudoja, tapybiniai toj raiškoj, pabandyti įsigilinti, pasakyti kažką naujo iš dabarties, iš dabartinio laiko, pasišnekėti su Samuoliu iš dabartinio laiko, bet nebėgant nuo tos medžiagos, kurią naudoja, nebėgant nuo tapybos, be abejo, bet kokia raiška įdomu ir kitoj medžiagoj, bet labai norėtus to dialogo su Samuoliu. Nesakau, kad kaip mūsų kartai buvo, reiškia, jum galbūt kitokios jausenos ir negali būti tokios pačios, bet yra tai, kas mus visus labai, labai ryša, o ryša gyvenimas ar tas pojūtis, kad gyvenimas yra trumpas ir kad visi mirsim ir kad tie ženklai, kuriuos paliekam,
jie turi būti, nesumeluoti, ne dėl grožio, bet dėl tiesos, dėl teisybės. Dėl teisybės, tai kaip matom pasaulį. O, labai gražus palinkėjimas. Ne, tai ką čia tą patį. O ką man Viktorai, palinkėti? dabar jūsų. Tai aš prisiminiau, kadangi tą Simona paminėjo į tą manifestą arcininkų, tai jis buvo dar tuom svarbus, kad man reikės, kad Samuolis kodėl galėtų įtilpti tą stiprų manifesto toną. Savo nesitaikstymus su įprastiniais estetikos, vadinkim, tuometiniais kanonais. Ir kada jis išeksponavo geltoną moterį, nukryžiuotąjį, prikaltą buržuą, tai netgi pastebėjo tas pats Keliuotis, kuris kritikavo ten rūpintojėlių kolektyvas, kad dabar tas nebaigtumas yra grindžiamas naujų objektų. Pagrindinis objektas tapo spalva. Spalva dabar tapytojams yra kaip ir leitmotyvas visur. Ir jeigu aš minėjau tada, kad ta vizija, tai jeigu mes sustatysim, taip netyčia, greta tą vyresnę kartą, ten Žmuidzinavičiaus, dar Šimonio ten ir visi tie, taip, Kalpokovo, ir šalia dėsim Samuolio kūrybą. Tai tas spalvos pakelimas yra labiausiai ryškus skiriamasis ženklas. Samuolis kur padarė tą manifestinį lūžį, kad jis įvedė į lietuvių tapybos naują estetinę kategoriją. Nebaigtumas taip pat yra meno kūrinys, negalima vertinti. Ir aš nemanau, kad Samuolis galvojo, kad aš užbaigiau ar neužbaigiau. Neužbaigiau, užtepsiu. Užbaigiau, reiškia, viskas yra gerai, nieko nepridedu. Ir ką aš dar prisimenu tokį, skaitau dabar tokią knygą, neseniai nusipirkau, Suzanos Sontag, Atsisakyti interpretacijos. Labai gera knyga, daug teisingų dalykų surašyta. Ir kas man labiausiai patiko, kad ji verčia prieiti prie paveikslo, nepradedant interpretuoti, o kiek galima arčiau paties menininko pozicijos. Nes kai prasideda interpretacija, tu vis vien eini nutolsti, bet atšakos įvairios būna. Ir ta interpretacija dažniausiai pamaišo pajusti tą tikrąją meno kūrinio vertę, esmę, prasmę ir taip toliau. Tai mano būtų galva tokia sakytų, kad tam konkurse, ko aš labiausiai tikėčiaus, išgriebti kažkokius sveiko mąstymo, sveikos tokios, sveikos ta prasme, kad ne plagijuotos, nepasiskolintos, bet iš autoriaus natūros kylančios refleksijos apie spalvą, apie Samuolio kitas savybės, apie tą jo groteską, apie jo nerimą, apie galbūt ir tokią katastrofinę jauseną, kad gyvenimas labai trapus yra visa kita. Ir žinoma, aš galvočiau, kad labai būtų gerai, kad jaunoji karta, ypač, kurie baigia jau, jie gal ir savo tą braižą yra suradę, tai kažin ko naujo, kad nenueitų į tokias interpretacijas, kaip Suzana Sontag sako, kur jau tu nebematai to Samuolio, o prasideda visai kažkas kita. Yra jau lankos, kur jau reikia žiūrėti kitų kriterijų, kitų estetikų. Nebe Samuolio. Aš nepririšu prie Samuolį, nedaug dievę sukarikatūrinti. Pradėti jo tas groteską tempti prie kažkokių
vizualinių formulių, prie karikatūrinės figūros ar situacijos, tas man būtų labai nepriimtina. Man atrodo, kad reikia žiūrėti, kiek autorius naujasis dabartinis gali pastumti vieną ar kitą pusę, patys Samuoliaus tą kūrybos esmę, kaip jis ją suvokė. Gali būti tik geltona spalva, mes Kaune matėm parodoj. Tik geltona spalva. Gali būti mėlyna spalva. Ir jeigu žiūrėsit į tą Samuolio geltoną moterį, matot, ir ant plaukų yra mėlyna dėmė. Žodžiu, tokį ilgesį rodo. Balta obelis. Antra vertus, Simonas sakė, kodėl netapo Galdikas, ten netiki. Praeis ir Samuolio laikas, ateis Eidukevičius. Seniai jau Eidukevičiui laikas būti jau pakeltam į viršų ir išryškintam kaip vienam stipriausių. O priešingo poliaus formalistų kairiūkščio laikas ateis kada nors? Jis jau atėjo. Tai čia dalinai ir jūsų monografijos. Ne, tai aš galvoju, kad kiekvienam yra savo laikas. Bet čia yra kita kalba, visai kitos aplinkybės. Kairiūkštis visiškai kitaip subrendo, iš kitų šaltinių, kitos emocijos, kitos nuostatos. Tai čia yra nepalyginami dalykai. O jeigu tą arsininkus tai turbūt jūs žinot, kad Samuolis nelabai mėgo Galdiką. Jo, tas yra paminėta. Tik tai liktai kitu aspektu, kad Galdikas nelabai mėgo. Ir taip, ir atvirkščiai. Taip. Tai jie nebuvo tokie jau viens kitam labai prielankiai nusiteikę. Tai čia tarp jų irgi yra. Tai mes žinom, kad ir tie arsininkai buvo sulipdyti iš skirtingų autorių. Dobužinskis pastatė nuotraukos priekyje kaip perkūnsargį. Prisiminiau, kaip į Arsą žiūrėjo, prisimindamas, aš jau pakviestas jaunas dėstyt Dailės institute tarybiniais laikais, 75 metai. Ir Gudaitis yra, ir iš Kauno kažkaip pakliuvau važiuoti autobusiuką naktį, ar priėmė mane, važiavo ministras Zabulis, Gečas, rektorius, dar kitų dėstytojų po kažkokio baliaus ir aš, nesimenu tik iš kur, ar iš Dailininkų sąjungos. Ir aš labai prisimenu tamsoj, tam autobuse, kaip rektorius Gečas aiškina ministrų švietimą, kad reikia baigti su tuo Arsu, kaip jisai kenčia, užteks mums to Gudaičio. Ir aš klausau, ir aš buvau gramą paėmęs ir aš ministras, sakau, netiesa, neteisybė sako. Gečui žiauriai nepatiko čia, nesenai pradėjęs dirbti, bet aš nustebau, bet čia reiškia iš tokios pozicijos valdiškos ir sovietinio meno ideologijos. Galvoju, nori išmest Gudaitį, kai mes dievinam tą obelį baltąją, mes galim klūpoti. Ir slapčiom aš atsikviečiu Samulevičių studentam, kad papasakotų apie jo dėdę, apie Samuolį, ką jis iš motinos, iš tos geltonos moters girdėjęs. Mes susėdė kaip apie tokį, bet viskas tarsi slapčiom, bet parodėlę mes padarėm. Aš ir pats sukūriau tada Samuoliui 2 variantus jo atminimui darbus. O reiškia va tokia reakcija. Ką reiškia. O dabar už tai gaila kartais, kai bėgama nuo mūsų, nuo tradicijos ar nuo tos šaknies. Aš žiūriu į tą baltą obelį ir savotiškai galim sakyti, kad čia kaip tik prie šito Arso manifesto tinka.
Samuolio obelis, o gilumoje matosi raudonas namelis, kuriame gyveno Petras Kalpokas. Jo, tam. Petro Kalpoko namelis. Taip, aš jame esu miegojęs. Bet yra ir ruda obelis, yra tas pats darbas, tik Ruduo, su ruda. ruduo, Jo. ruduo. Ir vis dėlto vat, jisai netapo tokiu kultiniu. Vat, Liūdnas ir išraiškos jo, nėra. ir matai, nebėra figūra, čia figūra kartoja Jo. tą ritmą obelis ir Aš kažkaip netyčia knygoje parašiau, bet gal gerai, kad ta lapija, ta baltos obels yra kaip du plaučiai pažeisti. taip. Labai gražiai parašė. Labai, Nu, labai gal labai gražiai graži žiūrėti. metafora. Taip, tokia metafora atrodo. Nejučiom. Nežinau. Nu, ir taip tas paveikslas veikia, kad nu ko pas mane kaime obelis taip neįsilančius. Ta obelis knygoje yra parašyta, ji buvo Vetros nulaužta, paskui vėl atsodinta, berods 41 metais ir vėl nulaužta. Aš ten, kai rašiau knygą, aš keletą sykių buvau tame kieme ir žiūrėjau, ten ja, viskas tas nesimato netgi beveik tos vietos, kur to obelis išaugus yra. Dabar Čiurlionio draugija nori atsodinti, nuseno druskininkuose Čiurlionių namuose tos obelys, kur švėgžda yra išpaišęs ir jas reikėjo jų išpjauti. Tai Aušrastė Snulevičiūtė iš druskininkų sakėm, atsodinsim, reikia atsodinti, bet paimti skiepus iš tų senų obelų. Tokia vyks akcija. Labai gražu. Kad reiškia, kad vėl būtų jos, o jos jau miršta tos obelys. Tai dabar paskutinis klausimas mano. Taip. Kaip kilo idėja, kad Samuolis būtinai šiemet dabar Kaip kilo idėja? konkursą šitą? Aš man atrodo, Ir kodėl Samuolis? tiesą sakant, aš čia svečiavosi rektorė, Ieva Skauronė, Marius Iršėnas ir mes tiesiog tarėmės, kaip čia toliau organizuojam. Ir aš pateikiau visą sąrašiuką, tam sąrašiukį dar buvo Varnelis, buvo Kairiūkštis, buvo, dabar net neatsimenu, palakas dar buvo. Siūliau, jeigu žiūrėt grinai pagal datas, tai jubiliejiniai metai šitie, kaip tik yra Žmuidzinavičiaus, tiek gimimo, tiek mirties. Tai paminėjau ir Žmuidzinavičių, bet... Visi pasipurtė. Taip sakant, ne, ir pradžioj liktai Ieva svarstė. Bet paskui, vis dėlto nutarėm, kad visai neverta rištis prie datų, ar čia jubiliejiniai metai, ar ne jubiliejiniai. Ne, tikrai neverta. Jo, ir tada, nežinau, labai natūraliai iškilo Samuolis. Tai labai dėkoju mūsų pašnekovam ir tada užbaigiam šį pokalbį su viltim, kad besiklausantieji bus įkvėpti ir paskatinti atidžiau pasižiūrėti į Samuolio kūrybą ir galbūt ją aktualizuoti ir reinterpretuoti. Ačiū labai Arvydui ir ačiū labai Viktorui ir kviečiam dalyvauti mūsų konkurse.